streso struktūrų susiformavusių, aplink vieningos sąmonės branduoliai. Ne todėl, kad kažkas juos suplanavo, bet todėl, kad meilė tapo erdvėlaikio širdimi. Sąmonės vaikai, nebūtinai jauni amžiumi. Jie neturi kartų, nes jų esmė ne laikmetyje, O būties grynume. kai jie atėjo, pasaulis nustojo būti mokykla, Jis tapo žaidimu, kuris moko per džiaugsmą. jie nežaidžia iš išmokymo, Jie žaidžia kurdami realybę, kuri kvėpuoja kaip jų. vidinis džiaugsmas. Vienas iš jų atsisėdo ant akmens ir pažvelgė į žmogų. Kuris visą gyvenimą ieškojo prasmės. O kam ieškoti? Paklausė vaikas, tu juk esi ta prasmė. Ir tą akimirką ieškotojas nustojo ieškoti, Nes jo širdis atpažino save tame. žvilgsnyje. Kita tyli mergaitė kalbėjusi su mišku, Ne balsu, ne, telepatija, tiesiog tapdama tuo, ką miškas nori pasakyti. ir medžiai ėmė augti greičiau. O gyvūnai, kurie bijojo žmonių, Atėjo prie jos, kaip prie šaltinio. sąmonės vaikai, Nedalyvauja sistemoje, jie transformuoja ją pačią. savo būseną. Jie nelaužo taisyklių, Jie paverčia taisyklę žaismingais susitarimais. kur visi laimi. Jie kalba mažai, bet kai kalba, Visata sustojo paklausyti, kaip jūs tai darot, paklausė vieną iš senųjų. mes tiesiog prisimenam, Ko jūs dar nepamiršot? atsakė berniukas, kuris piešia šviesą, Mes esam jūsų svajonės. kurios pagal